Sveiki, labas rytas, dabar yra 8 valandos ryto, aš šiandien dabar dirbsiu, bet išvažiuosiu į renginį Fashion for Breakfast. Žinau, kad prie jo organizavimo prisidėjo Gabrielė Gzimailaitė. Perduodu tau linkėjimus, būtinai. Tai susitiksim šiandien. Tai jau susitikom, labai tikiuosi. Tai va, važiuosim ten, vyks šugamūrė. Ir labai skanus desertukai. Beje, dabar kiekvieną dieną naudoju tos šešėlius. NYX Lead Lingerie. Čia mano outfitas. Vėliau, žodžiu, parodysiu, kaip aš atrodau. Basic, nesakau. Turiu šiandien daug reikalų, tai basic, bet gražiai. Naujas švarkelis, nauji džinsai. Kaip matėte, aš irgi bandau fishnets trendą, nes arba dabar, arba niekada. Mano kojinės iš Lindex, o šitaip šitie faini batai yra iš Tamaris. Mano, gali praeiti čia? Prašau prieik. Prašau prieik. Rinkis viena. Ir atėjau į stotelę ir pažiūrėkit, ką aš pakeliu sutikau. O ko tu žengi? Labai juokinga, pagalvoju, einame abi ir kojas filmuojam. Ne, man tai visiškai nenkėda, tu jau filmuoji? Taip. O ko tu žengi? Nežinau, labai juokinga, nes ėjau aš va taip. Ir galvojau, kad ir dar jie taip eina. Labai juokinga, tipo, dvi draugės. Dvi draugės. Ką? Nemokamas reklamas per tau. Tai va, kaip ir sakiau, einam į šugamorą. Valgyti desertukų, nes aš jau pasiruošus valgyti. Tu nežinai, ar valgysim desertukų. Aš tikiu. Ką jūs manot apie tai, kad visi blogeriai tapo vlogeriais? O pati tokia, aš tai jau seniai. Nu tai yra pakankamai seniai. O tai va čia vat. Be jokio gėdos jausmo. Man dabar dviguba gėda. Aš neprašiau interviu daryti. A, ne? Gerai, ramiai dabar, ger kavą. Ger kavą. Aš noriu galėti iššaukoti dėžes. Once again. Labas. Jau nusižiūrėjau, kurią. Man nežinau, man dvi patiko labai. Man ir tavo, kur dabar esi apsirengus. Ir ta šventiška labai fainai, ypač kai laukia švenčių šią vasarą vestuvių, tai labai graži tokia suknelė. Ir tu filmai, kad šiandien mėgstu. Čia ekskliuzyvas, ir dar jie vagė šitą informaciją. Tai žodį detalį. Once again. O ką dėl spalvų gal
truputėlį, nes rožinė šiaip tokia, manau, yra labai moteriška spalva, mergaitiška spalva ir nemanau, kad mes turėtume jas bijoti. Jau pasivogė išmalės informaciją. Va, pagaliau susitikau su Gabriele. Žinai, kai mes dabar čia Gerai. Man jau ten vis iš naujos infekcijos, kad čia yra tai kas sienos tokios. Aš užimsiu tavo rankinės. žinai, Sandra parodė. Nelies, čia brangi rankinė. Sandra, rankas susitikau. Pirmą kartą su Gabriele susitikau 13 metais. Ai, pirmą 13. Jo, bet susipažinom tai anksčiau online. Taip. Gal aš tave iš jūsų blogą? Nufotkina, nežinau, ar galim kalbėti. Ne, galim. Susipažinom per internetą, aš tave ilgiausiai iš jūsų tikriausiai pažįstu. Jo, aš atsimenu dar nuo labai senų laikų. Jo, Dabar gražo mano modelį, bet aš kaip nedirbu. ir atsimenu, kai tu filmavai tą video apie savo karjerą blogerės. Ten tai pasakyti, kad į koledžą pradėjai tenais lalą. Į tą kursą. Aš tai galvoju, aš dar nuo tų pat, dar anksčiau nei pradėjai tą laiką lankyti tą univerą. Ne patį univerą, tą kursą. Prieš tai vat nuo tų dar laiko. Aš tik atsimenu tavo kažką labai joga man turbūt. Taigi ten Garila. Sakau. Labai retai matomės. Nieko dabar matysime dažnai. Jo, gal priims mane į svečius? Žinai, tada taip pasikėliau, pas mane žyminti, aš jau pratusi, kad bus pakeisti. Tu žiūri į temą čia. Čia. Man reikia matyti. Once again. Vakar nepabaigiau vlogo iš Fashion for Breakfast renginio, tai pabaigsiu jį šiandien. Aš jau beje redaguoju nuotraukas iš vakar. Tai vat, parodysiu keletą. Ir jau esu parašius įrašą blogo. O dabar parodysiu šiek tiek goodie bagą. Rodžiau jau vlogę, bet dabar labiau parodysiu. Kalbant apie patį renginį, tai renginys man labai patiko. Ir apačioje bus nuoroda, kur aš viską aprašau blogę, tai būtinai nueikit ir paskaitykit ir taip pat pamatysit daugiau akimirkų iš jo. Ačiū Gabrieliai, nerealiai fainai, kad su tavim pasimatėm, linkėjimai dar kartą. Tai apie goodie bagą. Pirmas būtų Ievos, beje, labai man patiko Ieva, labai faina nuoširdi panelė, tai jos apyrankė tokia su karoliukais. Tada toks nerealus sausainiukas ir man net gaila valgyti iš tikrųjų, bet suvalgysiu vis tiek. Yra 3 mėginukai iš Kiehl's, tai šitas yra šampunas su amino rūgštimi, kaukė, kur aš jau turiu. Turiu aš ją ir 100 ml naują tą, turiu ir 30 ml, čia dar turiu 14, tai kelionė nuostabu. Ir dar iš Kiehl's, tai jų Ultra Facial Cream. Bandžiau, irgi man patinka, tai va, kelionėm, jėga. Tada dovanėlės nuo partnerio Makeup Store, tai šitos yra Cosmetic Vibes. Ir taip pat yra blizgis. Va, tada netikėtos dovanos buvo šioje dėžutėje nuo H&M Beauty. Lūpdažis, išpakuosiu vėliau, parodysiu, skaistalai. Ir šešėlis, kaip supratau, pieštukinis. Jo, tiesiog toks pieštukas šešėlis. Tai tiek nuo H&M. Ai, dar buvo nuo Kiehl's Midnight Recovery koncentrato mėginukas, kurį aš dabar naudoju didesnį dydį. Taip pat 2 priemonės nuo Alaya. Nežinau, ar tikrai reikia taip skaityti. Tai čia yra kvepalai. Ir kremas kūno su kvapu, kuris labai kvepia ir pakuotė yra jo labai prabangi ir graži. Ir taip pat įdėjo užrašų knygutę nuo tos pačios firmos. Ir kas dar čia yra, tai yra Body Boom skrabas.
Tai nuo H&M čia yra balzamas su spalva. Skaistalai. Ir pakuotė to kremo su kvapu parfumuoto. Va tokia vat yra labai prabangi. Labai. Ir šiaip tai gražiai su jais nuotraukom. Kaip kompozicijos dalis. Jo, tai buvo viskas iš šito va didžiulio Goody nebego. Čia yra Goody dėžė. Atsiprašau, kad esu su akiniais, bet esu nepasidažius ir tikrai nesu didelė mėgėja iš to mano įvaizdžio su tais netikrais akiniais. Bet tiek to. Na ne, su tais akiniais aš atrodau labai durnai. Ypač kai be makiažo, tai tokia durnelė grinai. Tai ką norėjau pasakyti, tai renginio esmė, kurį organizavo Fashion for Breakfast, buvo, kad Be Like bendradarbiaudami su Ieva, išmotyvuotų atletų Gabrielė Gzimailaitė ir Karolina Toleikytė sukūrė savo sukneles, kurios ir pristatė per tą renginį. Tai va, o visą kitą jūs jau matėte ir patys mano video, tai aš einu toliau redaguoti nuotraukas, skelbsiu straipsnį, kurį raginu jūs visus perskaityti, linkas apačioje. Aš, kaip sakau, einu ir ačiū, kad žiūrėjau, tikiuosi, kad patiko ir susitiksim jau su jumis kitą savaitę. Išpakuojam siuntinukus. Išpakuojam dovanėlės. Ne, blogai. Išpakuojam dovanėlės iš trečio. Šeši bendrai. Nu, dar kartą. Man įdomu, kas ten, bet aš nepakuosiu. Palauk dar. Kur?